Su uždavinys 27,2. Sunkus kūnas yra padėtas ant nuožulnios plokštumos. Plokštumos posvirio kampas 30 laipsnių. Šis kūnas paleidžiamas slysti į apačią. Pasakyta, kad plokštuma yra glotni. Sako, raskite, per kiek laiko jisai nuslys 9,6 metro, reiškia, per kiek laiko jisai nueis kelią 9,6 metro. Jeigu pradinio laiko momentu jo greitis buvo 2 metrai per sekundę, reiškia jo greitis, pradinis greitis žymimas nuliuku, tai pradinis jo greitis 2 metrai per sekundę. Taigi prašau surasti, per kiek laiko tai įvyks. Tai yra šis kūnas, esantis, galima sakyti, ant kalno, nuožulnios plokštumos, su pradiniu štai tokiu greičiu, nukeliaus 9,6 metrų. Kokia šito uždavinio esmė? Esmė tokia, kad mes X ašį visose uždaviniuose, kur yra pasviroji plokštuma, brėšime tikėtino judėjimo arba judėjimo kryptimi. Tai mes sakome, kad šita dėžutė, šitas kūnas judės į apačią, reiškia, čia išsibrėžėme X ašį. Neįprastai horizontaliai, bet taip kaip tas kūnas juda. Po to statmenai tai ašį išsibrėžėme Y ašį, parodome, kad čia status kampas. Ir dabar bandykime žymėti, kokios jėgos veikia. Šitą kūną iš centro veikia žemės traukos jėga, tai vadinama sunkio arba svorio jėga G, kurią mes iš centro į žemės, iš kūno centro į apačią nubrėžėme šią jėgą. Toliau. Kadangi kūnas padėtas ant plokštumos, plokštuma turi priešintis iš sąlyčio taško, statmena jėga vadinama atramos reakcija arba normalinė reakcija. Kokių dar gali būti jėgų? Galėtų būti trinties jėga, bet pačioj pradžioj buvo pasakyta, kad ši plokštuma yra glotni. Reiškia, trinties jėgos mes neturime. Štai čia ir yra visos jėgos. Galime pažymėti, kad kūnas pradinių laiko momentų štai į tą pusę juda greičių V0. Vėlgi, taikykime antrąjį Newtono dėsnį, kad suma jėgų į kažkokią ašį, suma jėgos projekcijų į X ašį yra lygi masiai daugintai iš pagreičio toje ašyje. Rašykime šitą pusę, užrašykime visas jėgas, kurios gyvena ant X ašies. Ant X ašies aš nematau nei vienos jėgos, kuri visiškai gulėtų ant X ašies. Matau šitą jėgą, jinai su kažkokiu kampu turės poveikį į X ašį. Šitą jėgą mes skaidysime į 2 vektorius, kurių vienas yra statmenas. Tai yra lygiagretus Y ašiai. Kitas vektorius yra statmenas, kitas vektorius lygiagretus X ašiai. Prisiminsime tiesiog iš mokyklos vektorių sumos taisyklę, trikampio taisyklę, kad 2 vektorių suma lygi trečiajam vektoriui. Čia vadinasi vektorių sumos trikampio taisyklė. Taigi, mum į X ašį reikalinga šita jėga. Nelabai čia ryškiai matosi, bet šita jėga. Nes jinai yra lygiagreti mūsų ašiai. Tai aš ją ir bandau rašyti. Dabar reikės mums prisiminti sinusus ir kosinusus. Šitame uždavinėje aš turiu iškalti, kad šitas kampas lygus šitam kampui. Tai čia yra 30 laipsnių kampas. Po to aš turiu prisiminti vėlgi mokyklą ir atsiminti, kad statinis, čia mes turime statų trikampį, statinis esantis prieš 30 laipsnių kampą yra susijęs su kampo sinusu. Tai dabar bandau užrašyti projekciją. Matau, kad šitas vektorius rodo į tą pusę,
kaip ir šita rodiklė, taigi bus pliusas. Yra G jėga, nes mes pradžioj turėjom G jėgą. Turim šitą kampą. Toliau prisimenu, kad šitas vektorius yra prieš šitą kampą. Dėl to bus sinusas. Turėsime žinoti taisyklę, kad žodis sinusas susijęs su prieš žodžiu. Kosinusas susijęs su prie. Žiūrim toliau, ar turim kokių jėgų. Į X ašį daugiau jokios jėgos nesiprojektuoja, nes yra tokia taisyklė, kad statmenos jėgos neturi poveikio tai ašiai. Mes turim N jėgą, kur mes jau pradžioje sakėm, jinai yra statmena. Reiškia, jinai poveikio X ašį neturi. Jeigu neturi, tai toliau rašom MAX. Aha, dabar prisimenam, kad G yra MG. Ir vietoj G parašom MG sinus 30 lygų MAX. Matome, abiejose lygybės pusėse yra vien tik tai daugybos. Ir matome, yra po M raidė. Mes ją galime išprastinti, bet tik tokiu atveju, jeigu nėra pliusiukų ir minusų. Taigi turime G sinus 30 lygų AX. Toliau prisiminkime, ką mes turime surasti. Mes turime surasti laiką, turėdami kelią. Turėsime iškalti tokią lygtį. Kelio lygtis bet kurio laiko momentų yra lygi. Pradiniai koordinatai plus pradiniam greičiui kart laikui plus pagreičiui kažkokiam laiko kvadratui dalintam iš 2. Štai šito uždavinio yra ši formulė ir esminė. Dabar žiūrėkime toliau. Mums niekur nebuvo uždavinio sąlygai pasakyta apie pradinę koordinatę, taigi ją aš laikysiu, kad jinai yra nulinė. Ir šiaip dažniausiai uždaviniuose šitą vietą iškris, mes jos net nerašysime, nes dažniausiai, jeigu nepaminėta pradinė koordinatė, mes laikysime lygiai 0. Toliau. Gerai, kelią mes turime. Mums pasakyta, kad kūnas turi nujudėti 9,6 metrų. Tai aš jau turiu kelią suradęs. Pradinį greitį taip pat aš turiu, kuris yra 2 metrai per sekundę. Laiko mes ieškome, tai mes paliekame tą raidę. Toliau. Matome pagreitis. Kokį man statyti tą pagreitį? Tokį, kokį ką tik susiradau. Man pagreitis yra štai šitas. Tai aš iš šitą vietą ir statau G sinus 30. Toliau laiko mes vis dėlto ieškome, daliname viską iš 2. Galime pabandyti sustatyti skaičius, tai 9,6 2 kart T plus čia 9,81. G yra sinus 30, pažiūrime skaičiuotuvę, kad sinus nuo 30 laipsnių yra 0,5, dalinkime viską iš 2 kart T kvadratas. Matome kvadratinę lygtį. Spręsime kvadratinę lygtį. Kvadratinę lygtį mes galime spręsti tik tai tokiu pavidalu, jeigu jinai yra parašyta. Tai yra, kai viskas lygų 0. Tai ką aš darysiu? Aš mesiu šitą narį į kitą pusę, metant į kitą pusę jis pataps neigiamu ir čia bus lygų 0 ir apversiu visą lygybę. Pirmiausia, reikia rašyti narį su kvadratu. Tai ką mes turim? 981 kart 0,5 dalinta iš 2 T kvadratu. Štai turime kvadratą. Plius turime 2T. Dabar metėme šitą į kitą pusę, jis patapo su minusu minus 9,6 ir tai lygų 0. Šiaip tai mūsų lygtis būtų atrodžiusi šitai, bet koks skirtumas ar lygybė šitoj pusėje parašysim ar toj. Toliau iš mokyklos prisimenu formulę. Susiskaičiuoja diskriminantą, kuris yra b kvadratu minus 4ac. B yra štai šitas narys, tai yra šitas narys. 2 kvadratu minus 4 kart a yra šitas baisus dydis. Kart 9,81 kart 0,5 iš 2 minus 4 kart a kart c. Kart c yra šitas. Dauginame iš neigiamo skaičiaus, dėl to galime čia parašyti pliusą.
pasiėmu skaičiuotuvą, aš čia tuoj suskaičiuoju. Gerai, kas čia 4, šitas ir šitas prastinasi, 9, 8, 1, kas netikit galit skaičiuoti ir su skaičiuotuvu, kar 9,6. Skaičiuokime. Gal tada pirmą šitą sudauginkime, 981 kart 9,6 plus 4 gauname beveik gražų skaičių, 176. Gavome diskriminantą. Dabar prisimename, kad sprendinių formulė, tai kvadratinė lygtis turi 2 sprendinius, tai reiškia bus T1 arba T2, tai yra minus B plus minus šaknis iš diskriminanto dalinta iš 2A. Taigi T1 reikšmė yra minus B. B yra šitas narys, va, štai šitoj formulėje rodo, kad B yra tas, kuris yra be kvadrato. Tai yra minus 2. Pirmą imkime gal su pliusu, tai plus šaknis iš šito skaičiaus. Šaknis iš diskriminanto, tai aš ištraukiu šaknį iš to 9,98 ir taip toliau. Aš gaunu 9,9. 2 kart A, tai 2 kart visas šitas baisus skaičius. Kadangi aš jo neapskaičiavau, tada aš jį čia tokį ir parašysiu. Matome, šitie dvejetai susiprastina, nu ir dabar bandykime gražiai viską skaičiuoti. Viršų yra 9,9 minus 2, tai yra 7,9, dalinta tie išsiprastina, mums lieka tą su tuo suskaičiuoti. Tai 9,81 padauginti iš pusės, tai yra tas pats, kas padalinti iš 2, tai iš 4,905. Gerai, dabar 7,9 dalinam iš 4,905 ir gauname 1,61, laikas matuojamas sekundėmis. Bet turime ir kitą sprendinį. T2. Tai mes imame reikšmę, galiu užrašyti, turime paimti neigiamą reikšmę. Diskriminanto, nes matome, pirmą imame pliusą, po to minusą. Tai minus B, žiūrime į mūsų tą pradinę lygtį, minus B tai yra minus 2, minus šaknis iš diskriminanto tai minus 9,9. Ir aš nustoju spręsti, matome, kad tikrai čia neigiamas skaičius, jį dalinsime iš tai šito to pačio skaičiaus, teigiamo, ir mes gauname, vienaip ar kitaip mes gauname minus kažkiek sekundžių. Laikas neigiamas negali būti, tai mes atmetame šitą sprendinį. Ir mūsų atsakymas lieka, kad šis kūnas, turėdamas tokį pradinį greitį, nušliuoš atstumą 9,6 metro per laiką, kuris yra 9,61 sekundės. Viskas. 1,61. Nesvarbu.